Pasvalio kultūros centre buvo įteiktos krašto garbės piliečio regalijos, krašto bei asociacijos kultūrų ambasada premijos, Norvegų stipendijos geriausiems muzikos mokyklos mokiniams bei 3 ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus padėkos raštai. 514 metų nuo tos dienos, kai buvo įsteigtas Pasvalys, kai Švento Mikalojaus dieną, gruodžio 6-ąją, buvo pasirašyti dokumentai, leidžiantys čia statyti bažnyčią. Galbūt ir simboliškai tai, kad viskas prasidėjo šiandien nuo šventųjų mišių už Pasvalį ir pasvaliečius. Kiekvienais metais, iš tikrųjų, Ramutė teisingai sako, praėję metai pasižiūrai, kas pasikeitė, kas pagražėjome ar pablogėjome, bet pastarieji metai turbūt visų mūsų, jūsų ir mūsų vargų, rūpesčių, darbo padarė tai, kad Pasvalys tapo iš tikrųjų gražesnis. Jeigu anksčiau mes miesto centre klupdavome už didelių plokščių, dabar klumpam už mažučių akmenukų. Jeigu 3 metus nesiprausę gyvename, dabar irgi sunku papulti į sporto kompleksą, kadangi eilės, bet visa tai daro miestą gražesnį ir mūsų gyvenimą keičia. Šių metų Norvegų stipendijų laureatus paskelbė skulptorius Arūnas Grušas ir Pasvalio krašto garbės pilietė Wenche Bjorkeng. Bamble, Kragero ir Vegaršiai komunų stipendijomis buvo apdovanoti 6 muzikos mokyklos auklėtiniai. Neseniai susikūrusios asociacijos kultūrų ambasada pirmosios kultūros premijos laureate buvo paskelbta Žadeikiuose gyvenanti Aldona Ulskienė. Kultūrų ambasados narys Jonas Mulevičius pridūrė, jog laureatė iš 3 nominančių buvo išrinkta gyventojų, balsuojant internetu ir skambinant telefonu. Kitoms nominantėms, pasvalietėms Aurelijai Kutkauskienei ir Valerijai Stapulionienei, buvo įteiktos padėkos. Kultūrų ambasados idėjos autorius, kultūros centro šokio teatro Tango End vadovas Sigitas Repšys, laureatę ir nominantės apdovanojo dovanėlėmis. Kultūrų ambasados kultūros premijos laureatė Aldona Ulskienė, ilgametė Pasvalio kultūros centro kapelos Svale dainininkė, kartu dainuojanti duetu su pasvaliete Ada Jacinkevičienė. Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas krašto premiją įteikė Daujėnuose įsikūrusios individualios įmonės Saimeta savininkei Vitai Stankevičienei. Įmonės savininkė apdovanota už nacionalinio kulinarinio paveldo, ekologinės gamybos skatinimą bei sėkmingą įmonės veiklą garsinant Pasvalio kraštą. Tokia premija verslo pasaulio žmogui buvo įteikta 1 kartą. Pasvalio kraštas yra žinomas kaip alaus kraštas, bet kada tenka dalyvauti parodose, čia kalbu Lietuvos mastų, Agrobalto parodose, bendrauti su žmonėmis, kurie ateina į stendą, tai jie visgi pripažįsta, kad Pasvalio kraštas yra ir duonos kraštas, nes galiu drąsiai sakyti, kad visgi man pirmai pavyko iškepti plačiai visuomeniai duoną, kurią pavadinau naminę duoną,
kurios prieš 20 metų tikrai nebuvo parduotuvėse. Šiuo metu tai abi kepama pagal tradicijas senovinės, vis tiek dabar yra labai daug šitų pavadinimų. Prieš 3 dienas gavau taip pat džiugę žinutę, kad esu pakviesta jau turbūt 9 kartą atstovauti Berlyne žaliojoje savaitėje. Ir ten vėlgi mūsų stendą, Lietuvos stendą, papuoš duonelė, kurios užrašas bus Lietuva. Pasvalio krašto garbės piliečio premija šiemet buvo įteikta matematikos mokslų daktarui, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentui Antanui Apyniui. Kraštiečiui šis garbingas titulas buvo suteiktas už nuopelnus, puoselėjant Pasvalio krašto mokinių matematinius gebėjimus ir išskirtinį indėlį plėtojant rajono mokytojų ryšius su Vilniaus universitetu. Nieko nėra gražesnė, kaip vardas ir pavardė, kuriuos suteikė tau savo Dievą ir savo valia, mama ir tėtis. Niekas, jokie vardai neatstos garbingo, gražaus gyvenimo, net neturint jokių vardų. Vis dėlto būti sąraše, kur pirmuoju yra įrašytas Bernardas Brazdžionis, sąraše, kuriame yra dosnioji Pasvalio krašto kultūros rėmėja, Norvegijos karalystės pilietė Wenche Bjørken, sąraše, kuriame yra pasaulio žmogus matematikoje, doras, garbingas krašto pilietis, Bronius Grigelionis, sąraše, kuriame yra garbioji, energingoji daktarė Genovaitė Jusaitienė, kunigas Albinas Pipieras, rašytojas Jonas Mikelinskas. Yra didelė garbė, verta ypatingų apmąstymų ir pagalvojimo. Savo kalboje Pasvalio krašto garbės pilietis pridūrė, jog į sceną žmogus ateina retai, daug gražiau jį matyti užsikniaubusi prie rašomojo stalo, dirbantį ar giliai susimąsčiusį. Dirbantis žmogus juk visada gražesnis. Su garbingu titulu kraštietį matematiką sveikino žurnalistas, leidėjas Danielius Mickevičius, docentė Genovaitė Jusaitienė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorius Viktoras Rimša, matematikos mokytojos, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Pavilionienė, giminaičiai. Antaną Apynį scenoje pasveikino ir jo mama, neseniai 92-ąją sukaktį atšventusi Ona Apynienė. Baluškiuose ir Daujėnuose buvo paminėtos įžymaus prieškario laikų lakūno Jono Pyragiaus 110-osios gimimo metinės. Renginį organizavo Panevėžio aeroklubas, kuriam vadovauja kraštietis
iš Medinių kaimo kilęs Bronius Zaronskis bei Daujėnų seniūnija. Koncertavo Algirdo Mikalausko vadovaujamas Pasvalio kultūros centro pučiamųjų orkestras. Tikrai malonu matyti, kad tiek daug žmonių domisi aviacija, domisi patriotais Lietuvos, domisi savo kraštiečių ir rado galimybę šiandien atvykti čia į Daujėnų kraštą į renginį skirtą Jono Pyragiaus 110-osiams metinėms paminėti. Jonas Pyragius 1901–1975 metai. Gimė Jonas čia, už šitų eglučių, dar yra pamatai gimto namo likę. Gimė 1901 metais, gruodžio 29 dieną. 1919 metais įstojo savanorių į Lietuvos kariuomenę. Nuo 1924 iki 1934 metų tarnavo karo aviacijoje, išaugo iki majoro ir 1932 metais buvo paskirtas 5-osios eskadrilės vadu. Vėliau tęsė savo karjerą sportinėje aviacijoje, kur pasiekė daug rekordų. Vienas iš jų 4. rezultatas pasaulyje. Yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordino, Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio jubiliejinių medalių, Kūrėjų savanorių sąjungos medalių ir plieno sparnų ženklų. Baluškių kaimo pamiškėje, šalia Pyragių sodybvietės, po nepriklausomybės atkūrimo buvo pastatytas paminklas, įamžinęs Pyragių šeimos atminimą. Tylos minute buvo pagerbti visi žuvusieji už Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazės vadas, pulkininkas leitenantas Virginijus Steponavičius, perdavė šalies karinių oro pajėgų vado generolo majoro Edvardo Mažeikio sveikinimus. Visų pirma, tai noriu Jums padėkoti Lietuvos karinių oro pajėgų vado generolo majoro Edvardo Mažeikio vardu ir už tai, kad susirinkot, už tai, kad puoselėjat tas tradicijas ir už tai, kad galima turėti savo praeitį ir parodyti jaunimui, kur mums reikia eiti. Kai vienas klasikas yra pasakęs, žinokit, kas mes esam ir žinosim, kur eiti. Tarpukario aviacija tikrai buvo ta, kurią galima pasididžiuoti. Tada karinės oro pajėgos turėjo dvigubai daugiau lakūnų nei šiandien mes turim. Skraidė vienais geriausių Europų lėktuvais. Ir prie viso to Jonas Pyragius buvo tas, kuris buvo pradininkas ir vystytojas tos visos aviacijos. Savo pasiekimais daug prisidėjo prie aviacijos vystymo ir stiprinimo. Todėl šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad jo pragyventas gyvenimas gali būti puikus pavyzdys ne tik mums, ne tik mūsų, tai yra ne tik mūsų jaunimui, bet ir mums, taip kaip reikia gyventi, kaip būti karo lakūnu, kaip būti žmogum, kaip būti Lietuvos patriotu. Svečias Broniui Zaronskiui įteikė krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės pasirašytą padėkos raštą. Nepaisant nepalankių oro sąlygų, susirinkusius pasveikino Panevėžio aeroklubo lėktuvas Vilga 35, pilotuojamas Vidmanto Macevičiaus. Įspūdingą lėktuvo Jak-12 nusileidimą šalia kolegos iš Panevėžio pademonstravo Biržų aeroklubo viršininkas Gediminas Venskus. Po šventų mišių Daujėnų bažnyčioje iškilmingas garbaus kraštiečio Jono Pyragiaus 110-ųjų metinių paminėjimas tęsėsi Daujėnų kultūros centre. Koncertavo Daujėnų saviveiklininkų ansamblis.
Iš tikrųjų, kai pakalbė apie Pasvalio krašto žemę, apie Daujėnų kraštus šitos, iš tikrųjų mes visą laiką džiaugiamės, kad esam derlingiausias Lietuvoje kraštas. Bet kai pradedi kalbėti apie žmonės, žiūrėti, kas iš čia yra kilę, iš tikrųjų rasi ir mokslininkų, ir rašytojų, poetų, įvairiausių sričių specialistų, netgi ne specialistų, išsiskyrusių kažko Lietuvoje. Jonas Pyragis yra vienas iš jų. Šiandien įdomumo dėliai pasižiūrėjau enciklopedijoje, kas rašoma, žino, tas visagalis internetas. Ir kai pažiūrai, kad 34 metais pasiektas rekordas ten išsilaikyta 7 valandos ore su sklandytuvu, 36 metais birželio 16-17 išsilaikė berods 22 valandas 6 minutės. Tai tais laikais, kai pagalvoji, tiek laiko žmogus sugebėjo iškabėti ore, tai iš tikrųjų turbūt nuostabus dalykai. Ir gyvenimas, tai ką jis tada darė, galbūt iš tikrųjų mūsų visus kitokius būtų padaręs, jeigu ne tarybiniai laikai, jeigu ne jis būtų buvęs priverstas ir prieš pirmąją okupaciją pasitraukti į Vokietiją ir po to prieš antrąją Vokietiją, Australiją. Toks jau tas gyvenimas, lietuvis išblaškė, ir kai paskaičiuojame, kiek žmonių vadinasi, liko miškuose, išėjo emigracijose, prapuolė Sibiruose. Iš tikrųjų, mes būtume ko gero visai kitokie. Bet jų dėka turbūt ir atėjo nepriklausomybė, atėjo 90-ieji. Galiausiai mes štai šiandien čia, susirinkę šalia jo gimtinės, irgi minime 110-asis gimimo metinės. Remiantis Jono Pyragiaus užrašais, buvo sudaryta ir Kaune išleista knyga Kovosiu kol gyvas. Ištraukas iš šios knygos skaitė bibliotekininkė Nijolė Šatienė ir kultūros namų administratorė Elena Semičiova. Renginyje dalyvavo 14 knygų autorė, Lakūnų ambasadorė vadinama kaunietė Irena Jacevičienė. Dauguma jos parašytų knygų yra skirtos aviatoriams. Viešnia pristatė ir paskaitė ištraukas iš eiliuotos kronikos Eskadrilė pakilo aukštai, bei poezijos posmus iš knygos Lietuvos sakalai 5 tomo. Abi šias knygas viešnia padovanojo Daujėnų bibliotekai. Lietuvos aeroklubo prezidentas Jonas Mažintas kraštietį Joną Pyragių pavadino vienu geriausių pasaulio lakūnų. Už didelius pasiekimus sklandymo sporte 1936 metais jis pirmasis Lietuvoje gavo tarptautinio sklandytojo D kategorijos laipsnį. Jono Pyragiaus giminaičių vardu padėkos žodžius už renginį tarė iš Utenos atvykusi Lolita Kaminskienė. Ji perdavė Australijoje gyvenančios lakūno Jono Pyragiaus dukters Dalios sveikinimus. Renginyje dalyvavusi Jono Pyragiaus dukteriečia Nijolė Bukelskienė papasakojo apie tragišką Jono Pyragiaus brolio likimą. Iškilmingo minėjimo pabaigoje dalyviams koncertavusių Daujėnų saviveiklininkų repertuare skambėjo ir neoficialus aviatorių himnas.